Tai dar kartą sveiki visi. Labai džiaugiuosi irgi matydamas labai daug prisijungusių, susidomėjusių dalyvių. Tai šiandienos tema būtų, ką turi žinoti kiekvienas drono operatorius Lietuvoje 2026 metais. Tai nuo pagrindinių taisyklių ir leidimų iki praktinių patarimų, na ir iš realios darbo patirties irgi bus papasakota. Tai viso webinaro metu irgi kviečiu drąsiai uždavinėti klausimus Q&A skiltyje. Galite juos rašyti bet kuriuo metu. Tai pasistengsime atsakyti visus jūsų klausimus ir svarbiausias irgi aptarsime pabaigoje ir gyvai. Tai mūsų bus trys pranešėjai bus. Tai pirmas, tai aš esu Valdemar Borkovski, bepiločio orlaivių pardavimų vadovas UAB Geonovus įmonėje. Taipogi Kipras Koženiauskas, bepiločio orlaivio eismo integracijos vadybininkas AB oro navigacijoje. Na ir Egidijus Mykolaitis, tai bepiločio orlaivių grupės vadovas transporto kompetencijos agentūroje. Tai per šį webinarą apžvelgsime tris pagrindinės dalis. Tai pirmiausia, reglamentavimą ir reikalavimus, ką būtina žinoti kiekvienam operatoriui. Apie tai papasakos Egidijus iš transporto kompetencijų agentūros, tuomet Kipras iš oro navigacijos, apie oro erdvę ir leidimus papasakos, kaip teisingai planuoti skrydžius Lietuvoje. Na ir galiausiai aš papasakosiu praktinę dalį, kur pasidalinsiu realiais patarimais iš darbo su dronais. Na ir webinaro pabaigoje taip pat skirsime laiko jau klausimams Q&A. Na ir į juos galėsite irgi rašyti, kaip jau minėjau, viso pristatymo metu. Tai perduodu žodį iškart Egidijų. Sveiki. Tikriausiai mano skaidrės yra matomos jau, ne? Ar matote, girdite? Taip, girdim. Tai trumpai papasakosim, ką daro transporto kompetencijų agentūra, kokios yra tos bepiločio orlaivio naudojimo taisyklės ir tvarka, ką turi atlikti UAS naudotojai, nuotoliniai pilotai ir kaip skirstamos skrydžių kategorijos. Tai visų pirma, visos taisyklės ir tvarka visoje Europoje ir visose valstybėse narėse yra ta pati, tie patys reglamentai. Viskas kyla iš bazinio reglamento, tada ateina komisijos įgyvendinimo reglamentas ir po to seka jau nacionaliniai, vietiniai tam tikri teisės aktai ir taisyklės, kaip tam tikrus dalykus pasiekti. Bet bazė viskas yra ta pati viso Europoje, pažymėjimai, leidimai išduoti Lietuvoje galioja ir kitose ES valstybėse narėse. Turime taip pat nemažai ir nacionalinių teisės aktų ir jose yra apibrėžiamos konkretesnės taisyklės tam tikrom vietom ir tam tikrom situacijom, bet į tai kol kas plačiau nesileisiu. Tai visų pirma, pradėkime nuo UAS naudotojo, ką turi atlikti bepiločio orlaivio savininkas. Tai čia fizinis arba juridinis asmuo, kam priklauso pats rinkinys, pats bepilotis orlaivis. Tai visų pirma, jeigu tas bepilotis orlaivis nėra traktuojamas kaip žaislas, nepapuola po žaislų direktyvos apibrėžimų arba sveria daugiau negu 250 gramų, tai tokie šeimininkai bepiločio orlaivio turi registruotis pas mus sistemai. Tai visų pirma, prie sistemos prisijungiame per elektroninius valdžios vartus, sistemos adresą matote, sertifikatai.tk.lt, užpildo prašymo formą, yra apmokama už prašymą ir tuo metu jau gaunamas UAS naudotojų registracijos pažymėjimas, kuris turi unikalų registracijos numerį, kaip matot pažymėjimo pavyzdyje, kairėje pusėje apačioje. Tai yra 16 simbolių numeris, kuris turi būti atvaizduotas ant kiekvieno bepiločio orlaivio, kuris priklauso tam savininkui. Tai registruojasi savininkas, ne bepilotis orlaivis. Tiesiog bepilotis orlaivis yra žymimas tuo numeriu. Toliau yra kitas apibrėžimas – nuotolinis pilotas. Čia jau asmuo, kuris valdo bepilotį orlaivį. Jeigu tai yra fizinis asmuo, tai aišku, gali būti vienas ir tas pats žmogus, tai jam bus reikalingi abudu pažymėjimai, bet jeigu įmonė, tai tarkim įmonė bus UAS naudotojas ir jinai paskirs tam tikrus nuotolinius pilotus, kurie turės atitikti šitos reikalavimus.
Tai visų pirma, tai jeigu bepilotis sveria daugiau negu 250 gramų, yra būtina gauti A1, A3 bazinį kvalifikacijos pažymėjimą. Tai yra internetinis mokymo baigimo patvirtinimas. Jis gaunamas prisijungus tą pačią sistemą, jau šiuo atveju jungiasi nuotolinis pilotas, jis sistemoje turi praeiti internetinį mokymo kursą ir išlaikyti egzaminą. Išlaikius egzaminą, sumokama vėl rinkliava ir yra išduodamas bazinis A1-3 pažymėjimas. Pažymėjimo pavyzdį taip pat matot ir registracijos numeris truputėlį jau skiriasi. Pradžia LTU, bet paskui yra RP, Remote Pilot. Tai iš tų dalykų reikia nesumaišyti. Ant drono turi būti UAS naudotojų registracijos numeris. Na ir priklausomai paskui, kokį bepilotį orlaivį naudosit ar kokioje kategorijoje skraidysit, yra skirtingi lygiai pažymėjimo. Vėlgi, nėra aukščiausio tipo pažymėjimo, yra pažymėjimas tas, kuris reikalingas nuotoliniui pilotui pagal tai, ką jis vykdo. Tai gali būti A2 pažymėjimas arba STS. Skirtumas nuo A1 ir A3 yra tas, kad tai jau nebevyksta internetu. Reikia registruotis į gyvą egzaminą TK klasėje. Šiuo metu turime 2 klasės Vilniuje ir Kaune. Užsiregistravus, aišku, atvykti, sėkmingai išlaikius egzaminą, reikia vėl grįžti į sertifikatų.tk sistemą ir ten pateikti prašymą, kad būtų atnaujintas pažymėjimas. Tai čia yra toks niuansas vienas, į kurį svarbu atkreipti dėmesį, tai kad nuotolinis pilotas negali būti jaunesnis negu 16 metų. Jeigu pilotas yra jaunesnis negu 16 metų, tai tada tiesiog, kai skrydžiai vykdomis bepiločiais orlaiviais, turi būti šalia prižiūrėtojas, stebėtojas, kuris prisiema atsakomybę ir turi reikiamą kvalifikaciją. Taip, patys skrydžiai yra skirstomi į 3 pagrindinės kategorijas. Tai yra atviroji kategorija, kuri turi 3 kategorijas, A1, A2 ir A3. Yra bendrai priimta, kad tokie skrydžiai kelia minimalią riziką žmonių saugumui ir tokiems skrydžiam nereikia išankstinio leidimo ar suderinimo iki to momento, kol laikomasi kiekvienos kategorijos limitų. Tai tuo momentu jau kažkas neišlaikoma, tarkim, skrendama aukščiau ar už matomumo zonos ribų, skrydis jau patenka į specialią kategoriją ir specialioji kategorija yra esminis skirtumas tas, kad reikia pateikti arba naudojimo deklaraciją, arba gauti iš TK naudojimo leidimą. Čia jau yra truputėlį reikalų. Na ir pagrindinė, sunkiausia turbūt ateities kategorija, tai yra sertifikuotas. Šiuo metu dar tokios kategorijos skrydžių Lietuvoje ir Europoje beveik neturime, bet apie ją papasakosiu truputėlį plačiau. Šiandien koncentruosimės į žalią atvirą kategoriją. Taip, atviroji kategorija, grubiai tariant, yra sustatyta taip, kad lengvus bepiločius orlaivius leidžia naudoti RD pašalinių asmenų ir kuo tas bepilotis orlaivis sunkesnis, realiai tas atstumas iki pašalinių žmonių didėja. Tai bet visom klasėm, kategorijom galioja tie patys esminiai reikalavimai, kad skrydžiai ne aukščiau kaip 120 metrų nuo artimiausio žemės paviršiaus taško. Nuotolinis pilotas visą laiką mato bepilotį orlaivį. Tai yra, jeigu skrendat su bepiločiu orlaiviu už namo, jį girdite, bet jau tiesiogiai nemato, tai čia skaitosi bavalos skrydis, jų atviros kategorijos reikalavimų netenkina. Tai pati atviroji kategorija. Tai A1 kategorija yra pati populiariausia, kadangi joje pagrindiniai dronai naudojami, kurie yra tai turbūt didžiai mini serijos dronai. Tai skirtumas tas tarp dronų iki 250 gramų C0 arba C1 yra tas, kad su C0 tu gali perskristi virš pavienių pašalinių žmonių, o su C1 to tyčia daryti negali. Arba jeigu tai atsitinka, turi būti skrydžio laikas kiek galima labiau sutrumpintas. A2 kategorija yra jau nustatyti reikalavimai, kokio atstumo bepilotis orlaivis turi būti išlaikomas nuo pašalinių asmenų. Tai yra apibrėžiama pagal 1:1 taisyklę, apie kurią truputėlį vėliau papasakosiu. Na ir A3 kategorija, tai yra visi bepiločių orlaiviai, kurie yra iki 25 kg svorio, arba turi C3 arba C4 klasės identifikavimo ženklinimą. Ir jau čia yra kiti ribojimai, čia turite išlaikyti 150 metrų horizontalų atstumą iki gyvenamų pramoninių ar poilsio zonų ir atitinkamai analogiškas atstumas iki pašalinių žmonių. Tai kaip matote, A1 mieste drąsiai gali skrydžius vykdyti, A2 mieste vis dar įmanoma laikantis tam tikrų sąlygų dėl atstumo, A3 jau yra užmiestis. Ir tie dronai, kurie neturi klasės identifikavimo ženklo, tai yra apriboti, kaip ir minėjau. A1 kategorija gali būti naudojami tik tais iki 250 gramų svorio, jeigu tas bepilotis yra.
A3 PA kategorijai, tada visi sunkesni iki 25 kg. Taip pat verta paminėti, kad jeigu atliekate FPV skrydį, tai nesvarbu, koks drono svoris, tokie skrydžiai turėtų būti vykdomi tik A3 PA kategorijos sąlygom ir šalia turi stovėti aplinkos stebėtojas, kuris nuolat informuoja pilotą apie galimus pokyčius aplinkoje. Grįžtant prie A2 PA kategorijos 1:1 taisyklės, tai čia dažniausiai visi žmonės ir painiojasi. Jeigu jūs išlaikot visus reikalavimus, turite tinkamą bepilotį, apie kurį vėliau paminėsiu, turite tinkamą piloto kvalifikacijos pažymėjimą, šitam paveikslėlėje galite matyti, kokie atstumai iki pašalinio asmens yra leidžiami. Tai visų pirma, mažo greičio režimo funkcija, tai yra, kai bepilotis orlaivis turi režimą, kuris apriboja skrydžio greitį iki 3 metrų per sekundę. Tai gaunasi, kad jeigu skrendat 5 metrų aukštį, jūs galite nerčiau kaip 5 metrai iki žmogaus priartėti. Jeigu skrendat 7 metrų, išlaikot 7. Jeigu bepilotis neturi lėto greičio funkcijos, tada minimalus atstumas iki žmogaus yra 30 metrų, kai skrydžio aukštis taip pat 30 metrų. Ir yra atitinkamai 1:1 toliau taikoma. Čia dar atkreipti dėmesį verta į tai, kad net jeigu skrendat 5 metrų, tarkim, aukštyje su bepiločiu, kuris neturi lėto greičio režimo funkcijos, vis tiek išlaiko 30 metrų atstumą. Pats bepiločių orlaivių ženklinimas. Nuo 24 metų sausio 1 dienos visi bepiločių orlaiviai, kurie yra pagaminti nuo tos datos ir patenka į Europos rinką, turi turėti klasių identifikavimo ženklą. Jeigu neturi, tai jau reikėtų kreiptis į gamintoją ir pardavėją, kaip tą ženklą gauti ir kaip tas bepilotis orlaivis pateko į tą rinką. Bepiločių orlaivių klasės ženklinimą galima pasitikrinti oficialiame EASA puslapyje, ten rasti pavadinimus, kokius klasės ženklus turi ir taip galėsite įsitikinti, kad tikrai tas dronas yra tinkamas Europos rinkai. Tai trumpai pavyzdžiai tokie būtų, tai atviroji kategorija aktualiausiai yra 0, 1, 2, 3 ir 4 klasės identifikavimo ženklinimai, 5 ir 6 jau labiau skirtos specialiai kategorijai pagal naudojimo deklaracijas. Čia turbūt daug į detalės nesileisiu, tik vėl pasikartosiu, kad jeigu ženklinimo neturi savadarbis dronas ar dar kažkas, tai galioja apribota atviroji kategorija, tai iki 250 gramų A1, visi kiti iki 25 kg tik pagal A3 gali būti naudojami. Taip pat Lietuva viena iš tų valstybių narių Europoje, kur neturi papildomą reikalavimą dėl drono draudimo. Tai tiesiog galioja tas bazinis europinis, kad jeigu bepilotis orlaivis ar aviamodelis sveria daugiau negu 20 kg, jis jau turi turėti civilinės atsakomybės draudimą. Specialioji kategorija. Tai čia visi tie atvejai, kai norite skristi arčiau žmonių sambūrių, kai norite skristi aukščiau negu 120 metrų nuo žemės paviršiaus, ar norite skristi už matomumo zonos ribų. Tai tokiu atveju reikalingas naudojimo leidimas, kurį išduoda TK. Ir tas visas naudojimo leidimo gavimo procesas yra kiekvienu atveju individualus, tai visų pirma pareiškėjas ir mes TK susitinkam, aptariam poreikį, procesą tolimesnį, vos pareiškėjas yra užvedamas ant kelio, turi visus reikiamus šablonus, pradeda pildyti visą reikiamą dokumentaciją paraiškos pateikimui. Tinkamai yra ir mokestis nustatytas ir pateikus paraišką mes vertiname ir jeigu viskas yra tinkama, tai išduodame naudojimo leidimą. Tas naudojimo leidimas tai dažniausiai būna PDF failiukas, kuriame nurodyti bepiločiai orlaiviai, leidžiamos sąlygos ir tas pats leidimas gali galioti iki 2 metų. Vėlgi jis gali būti pririštas prie vieno konkretaus skrydžio, gali būti pririštas prie vienos konkrečios vietos, gali būti labai generic tipo. Visa tai yra individualu ir aptariama to proceso metu. Na ir sertifikuota kategorija. Pasikartosiu, tokių skrydžių šiuo metu dar neturim, bet čia būtų visi skrydžiai, kai sunkesni bepiločiai orlaiviai nori skristi virš žmonių sambūrių ar gabenami žmonės. Čia labiau jau ne bepiločiai tie klasikiniai, kur kasdien matome, bet jau labiau prie pilotuojamos aviacijos priskiriami bepiločiai, kuriem jau taikomi ir daliniai ir pilni sertifikavimai ir pilotų reikalavimai visai kiti bus numatomi. Taip, dėl atvirosios kategorijos, tai pati svarbiausia turbūt sąlyga yra, kad niekada negalite skristi virš renginių. Jeigu kokį renginį filmuojate ar dar kažką, tai turite tinkamai naudoti A1 PA kategorijai skirtą bepilotį orlaivį ir stengtis laikytis nuošalyje, bet tikrai neskristi virš žmonių sambūrių. O žmonių sambūris apibrėžiamas, tai toks žmonių kiekis, kuriame
žmogus negali laisvai judėti. Tai čia tam tikrose vietose gali būti ir 3 ir 5 žmonės. Taip. Ant priedo dar yra Lietuvoje nustatytos tam tikros geografinės zonos, kurios draudžia, riboja bepiločių orlaivių skrydžius. Tai tą pasitikrinti galite oro navigacijos puslapyje ir pagrindinė esmė yra ta, kad jeigu jau patenkate į kažkokią draudžiamą zoną, tai būtinai turit gauti leidimą iš tos zonos valdytojo vykdyti ten veiklą. Gavus tą leidimą, jums privilegijų papildomų nėra suteikiama, tiesiog leidžiama ten skristi, bet jūs turite vadovautis bendromis taisyklėmis. Ar tai atviroja kategorija, ar tai naudojama leidime nustatytais reikalavimais. Ir bet kuriuo atveju net ir turint visus leidimus, visus namų darbus pasidarius, galioja ta pati taisyklė, jeigu skrydžio metu pamatote, kad aplinkoje yra kitas pilotuojamas orlaivis, turite nedelsiant saugiai manevruojant nusileisti, sumažinti aukštį ir duoti kelią tam pilotuojamam orlaiviui. Tai trumpai būtų tiek. Dabar žodį perduodu Kiprui iš oro navigacijos, daugiau papasakoti apie jų naudojimo sistemą. Ačiū uždėmesi. Labą dieną visiems. Ačiū Egidijau už perduotą žodį. Šiek tiek mano prezentacija kažkiek tai koreliuos ir su Egidijaus pasakytais dalykais. Tai labai tikiuosi, kad juos įsiminėt. Tai aš esu Kipras. Pakalbėsiu šiek tiek apie UTM sistemą. Egidijus jau minėjo apie žemėlapį, kuriame yra geografinės zonos, ribojamos zonos ir visa kita reikalinga informacija bepiločių orlaivių naudotojams. Tai truputėlį apie tai pasikalbėsim. Kodėl apie tai kalbame? Tai yra didelė problema. Jeigu kalbėtumėm apie oro uostų zonas, kuriuose oro navigacija yra atsakinga už leidimų išdavimą, už skrydžių koordinavimą, tai turim nemažą problemą su bepiločių orlaivių skrydžiais, kurie yra nelegalūs, jeigu galima tai pavadinti, ir kelia grėsmę aviacijai. Turbūt teko matyti šitas antraštės, kurios indikuoja, kad buvo sustabdytas oro uosto darbas, buvo sustabdyti lėktuvai, prezidento lėktuvas lygiai taip pat buvo sustabdytas. Ir būtent dėl to, kad bepiločių orlaivių skrydžiai vyko be leidimo. Pats naujausias ir turbūt paskutinis pranešimas, tai kaip nekilnojamo turto brokeris sustabdė Vilniaus oro uosto darbą, būtent dėl to, kad neturėdamas jokių blogų kėslų turbūt, norėjo nufotografuoti savo nekilnojamo turto objektą, kurį pardavinėjo ar nuomoja, bet to pasekoje buvo sustabdytos orlaivių skrydžiai ir oro uosto darbas. Tai ką reikėtų žinoti, tai per paskutinius pusę metų, nuo 25 Liepos 1 iki metų pabaigos, buvo fiksuota virš 10 000 skrydžių Vilniaus regione. Kaip matot, tas bepiločio orlaivių eismas bent jau Vilniuje, tai tikrai yra intensyvus. Jeigu šiek tiek sumažintumėm teritoriją ir pakalbėtumėm apie Vilniaus oro uostą ir jo apylinkės, tai buvo fiksuota 162 skrydžiai. Retorinis klausimas, į kurį pats ir atsakysiu, kaip galvojat, kiek buvo išduota leidimų legaliam skrydžiui oro uosto zonai ir aplink jas. Iš 162 buvo išduoti 56 leidimai skristi. Tai 162 atimam 56 ir matom, kiek tų skrydžių buvo nelegalių. Faktas, negalima sakyti, kad visi skrydžiai buvo piktybiškai daromi, turbūt didžioji dalis tų skrydžių buvo iš nežinojimo, iš smalsumo, iš noro išbandyti bepilotį orlaivį ir taip toliau. Bet jeigu sekat antraštės, tai daro labai nemažą įtaką aviacijai ir jos saugumui. Tai kas ta UTM sistema? Tai yra Lietuvos bepiločių orlaivių žemėlapis, oficialus ir sertifikuotas, kuriame yra nurodomas visos geografinės zonos, visos draudžiamos zonos, ribojamos zonos ir kitos zonos, kurias galima pavadinti laikinomis.
Tai ką turi padaryti bepiločio orlaivio pilotas prieš skrydį? Atsidaryti žemėlapį, pasitikrinti, ar jo norimoje vietoje nėra kažkokių tai ribojimų, išsiaiškinti, ar visi leidimai yra gauti, turėtumėt žinoti tai, ir tik tai tada galima vykdyti skrydį. Kur rasti? Galima rasti tinklalapyje utm.ans.lt arba atsisiųsti programėlę į iOS arba Android. Lithuania Drone Map vadinasi programėlė. Tai parduotuvėlėse suvedę turėtumėte tą programėlę rasti. Ir ją turėti po ranka, nes tikiu, kad skraidytojai dažniausiai turi telefoną, o ne kompiuterį, tai manau, kad tai yra gerokai patogiau. Trumpai tariant, mūsų sistemoje yra 3 statusai, jeigu taip galima būtų išsireikšti. Tai yra neregistruoti vartotojai, tai yra registruoti vartotojai ir registruoti operatoriai. Ką gali daryti neregistruoti vartotojai? Tai matyti draudžiamas apribotas geografinės zonas, matyti CTR zonas, tai yra kontroliuojama oro erdvė, kilimo sąlygas, matyti geografinių zonų savininkus ir jų kontaktus, meteo informaciją. Registruoti vartotojai gali matyti viską tą patį, plus organizuoti skrydžio paraišką organizacijos vardu. Tai jeigu pamenat, ką kalbėjo Egidijus, kiekvienas pilotas turėtų turėti UAS naudotojo numerį, jeigu jisai turi bepilotį orlaivį. Tai šiuo atveju, ką reiškia organizuoti skrydžio paraišką organizacijos vardu? Tai aš, kaip asmuo, neturiu savo bepiločio orlaivio, neturiu savo UAS naudotojo numerio, bet skraidau organizacijos vardu. Oro navigacija turi savo bepilotį orlaivį, aš pasiemu tą bepilotį orlaivį ir skraidau. Tai sistemoje galiu būti registruotas kaip organizacijos atstovas, kaip pilotas. Tai registruotas vartotojas arba pilotas, tai mūsų sistemoje yra sinonimai. Registruoti operatoriai mato viską tą patį, ką ir kitų 2 statusai, plus gali kurti skrydžio paraiškas savo vardu ir organizuoti skrydžio paraišką CTR draudžiamose arba apribotose zonose. Tai registruoti operatoriai ir UAS naudotojas yra sinonimai mūsų sistemai. Tai jeigu turite UAS naudotojo numerį, galite užsiregistruoti mūsų sistemoje, pateikti tą UAS naudotojo numerį su slaptu kodu, kurį rasite transporto kompetencijų agentūros tinklalapyje, ir užsiregistruoti kaip pilnavertis vartotojas, kuris gali teikti skrydžio paraiškas ir gauti leidimus skristi, apie kuriuos pakalbėsiu vėlgi pranešimo eigoje. Geografinių zonų informacija. Pastebime, kad yra problemų su suvokimu, kas yra draudžiamosios zonos, kas yra ribojamosios zonos ir kas yra kitos zonos. Pradėsime nuo draudžiamų zonų. Tai yra pagrindinės zonos, kur skristi be leidimo yra draudžiama. Visais atvejais nuo žemės paviršiaus iki 120 metrų. Tai čia kalbam apie pasienį, kalbame apie karinių oro pajėgų koordinuojamas geografinės zonas ir taip pat kalbam apie kitus karinius dalinius, kurie išdėstyti per visą Lietuvą ir virš jų skristi ar praskristi be leidimo yra draudžiama. Tai reikia nepamiršti, kad yra skirtingos draudžiamosios zonos ir visada kreipti akcentą, iš kur turite gauti leidimus, kokius leidimus, kad galėtumėt saugiai skristi. Ir ne tik tai reikia gauti leidimus, bet ir vadovautis organizacijų algoritmais. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie karinės oro pajėgas ir EIP zoną, visais atvejais tiek prieš skrydį, tiek pabaigus skrydį reikia pasiskambinti ir informuoti, kad aš kylu, aš skrendu, aš pabaigiau skrydį. Šitą dalyką reikia įsiminti. Ribojamos zonos. Ribojamos zonos yra dažniausiai aplink Lietuvos oro uostus. Tai yra Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai. Ir ką reiškia ribojamos zonos?
pagrindinis dalykas, kad tos zonos yra išdėstos tam tikrais laiptukais. Dažniausiai, kuo toliau nuo oro uosto, tie laiptukai yra didesni. Tai jeigu mes turime, tarkim, paimam vieną laiptuką, kurį matote ekrane, tai nuo žemės paviršiaus iki 20 metrų imtinai jūs galite skraidyti pagal atvirosios arba specialiosios kategorijos reikalavimus. Egidijus apie tai kalbėjo, neišsiplėsiu, bet jeigu norit kilti aukščiau, nuo 21 metro iki 120 metrų imtinai, turite gauti oro navigacijos leidimą. Tai mūsų žemėlapyje, kurį vystome, visa informacija yra pateikiama. Jūs susirandat adresą arba susivedat koordinates, kur norit skristi, pasidarot skrydžio paraišką, pasižiūrit, ar jūs telpat į tą laiptuką, galbūt išlendat į kitą laiptuką, galbūt į nulinę zoną patenkat ir pagal tai jau vertinat, kokie leidimai jums yra reikalingi. Ar tik oro navigacijos, ar ir oro uostas turi išduoti leidimą, ar galbūt jokio leidimo nereikia, nes aukščiau užtenka, aukščiau kilti nereikia, reiškia ir leidimo papildomo nereikia. Į tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Kitos zonos, tai yra laikinos zonos, tai yra danger zones arba laikinai išskirtos zonos, kurios dažniausiai būna išskiriamos arba nuo žemės paviršiaus iki tam tikro aukščio, arba nuo tam tikro aukščio iki tam tikro aukščio. Ir tam tikrų laikų. Tai kitaip tariant, kol tos zonos yra galiojančios, bepiločių orlaivių skraidytojams toje zonoje skraidyti draudžiama. Tos zonos dažniausiai išskiriamos kariuomenės reikmėms, pratyboms ar kažkokiem tai kitiem veiksmam. Tai netgi ir jeigu aukštis yra nurodytas, tarkim, nuo 900 pėdų, bet kokiu atveju jums tenai skraidyti yra draudžiama. Tai tokios 3 pagrindinės geografinių zonų informacijos vienetai. Čia truputėlį matysite, kas reiškia, kaip ir nieko labai sudėtingo, bet jeigu jūs mūsų žemėlapyje padėsite su pele ar su pirštu tam tikroje vietoje žymėjimą, jūs matysite koordinates tos vietos, be abejonės pavadinimą zonos, galiojimo laiko. H24 reiškia, kad tai galioja 24 valandas 7 dienas per savaitę. Laikinose zonose, kaip ir minėjau, yra išskirti tam tikri laikai, datos, tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Ir be abejonės zonos galiojimo aukštis. Ką reiškia SFC? Dar kartelį akcentuoju, tai yra surface arba iš terminija iš reglamento, tai artimiausia žemės taškas. Nuo artimiausio žemės taško iki 120 metrų arba kito atstumo, jeigu jisai toksai yra nurodytas. Kaip gauti leidimus šiandien? Tai, kaip ir minėjau, yra keli skirtingi zonų tipai. Tai yra EIP zonos, yra UP zonos, yra URVI, URKA, URPA, URSA zonos ir T zonos. Ir pabandysiu šiek tiek trumpai aptarti, kas kaip vyksta kiekvienoje zonoje. Tai jeigu turim EIP zoną, ir čia ekrane matote EIP 5 zoną, jinai yra bene populiariausia Vilniuje, visas Vilniaus senamiestis. Tai norint gauti leidimą čia, jūs turite gauti suinteresuotos organizacijos leidimą, šiuo atveju tai yra Vadovybės apsaugos tarnyba, nes yra Seimas, ministro pirmininko rūmai ir visos kitos organizacijos, kurias saugo Vadovybės apsaugos tarnyba. Tai turite gauti neprieštaravimą iš jų. Šiuo atveju pildot formą, siunčiat jiems, jie atsiunčia patvirtinimą neprieštaravimą, tada pildot formą į karinės oro pajėgas, prisegate neprieštaravimą ir karinės oro pajėgos išduoda galutinį leidimą skristi. Noriu atkreipti dėmesį, kad šitoje zonoje ir kitų mažesnių geltonų zonų, tai jeigu jūsų skrydis kerta šitas geltonas zonas, kitaip tariant T zonas, jūs turite gauti leidimą ir iš šitų organizacijų. Kaip ir atrodo nesudėtinga, bet paskui šiek tiek papasakosiu, kokios klaidos
gali neleisti gauti leidimo. UP zonos. UP zonos yra tam tikrų organizacijų zonos, geografinės zonos, kurias kuruoja tam tikros organizacijos. Tai šiuo atveju, kai ekrane matote LeadGrid zoną, kurią jie kuruoja ir leidimus išdavinėja būtent jie. Tai šiuo atveju nėra kažkokios tai formos, kurią reikėtų pildyti. Pagrindinis dalykas yra sukontaktuoti. Sukontaktuoti, tada arba elektroniniu paštu, arba telefonu, kaip pati organizacija nori, paprašyti to leidimo skristi, pagrįsti kokia priežastis skridimo ir taip toliau. Ir jie tada išduos leidimą arba ne. Čia jau priklauso nuo pačios organizacijos. Tai UP zonos yra LeadGrid, AmberGrid, tam tikros mokyklos ir kitos įmonės, kurios yra, sakykime, taip strategiškai svarbios, arba turi ne prievalę, o galimybę pasidaryti geografinę zoną ir išdavinėti leidimus. Tai, pavyzdžiui, mokykla lygiai taip pat gali pasidaryti geografinę zoną ir išdavinėti leidimus arba iš vis neleisti kilti virš savo teritorijos. Einam toliau. Apie Urką, Urvį, Ursą ir taip toliau. Tai šitas santrumpas simbolizuoja kiekvieną oro uostą. Urvį tai yra Vilniaus oro uostas, Urka tai yra Kaunas, Urpa tai yra Palanga, Ursa yra Šiauliai. Tai pradžiai paminėjau laiptukus. Tai kaip matote ekrane, praktiškai visi oro uostai išskyrus Šiaulius turi tam tikrus laiptukus. Ir norint skristi, visada reikia atkreipti dėmesį, kokia yra galimybė skristi be leidimo, koks turi būti aukštis ir taip toliau. Jeigu yra reikalingas leidimas, tai šiandien vyksta viskas labai paprastai. Akcentuoju šiandien, paskui pasakysiu, kodėl akcentuoju. Pildom paraišką. tą parašą galite rasti ans.lt puslapyje, skiltyje bepiločiai orlaiviai. Užpilot paraišką, siunčiat amc@ans.lt ir gaunate leidimą arba ne, priklausomai nuo situacijos, nuo užpildytos formos ir taip toliau. Jeigu mes kalbam apie oro uosto zoną, jeigu matote, yra geltonos zonos visur oro uostuose, oro uosto zona yra geltona. Čianais neužtenka oro navigacijos leidimo, čia reikia gauti ir oro uosto leidimą, išskyrus Šiaulius. Kaip žinote, Šiauliai nėra civilinis oro uostas, tenais yra aviacijos bazė, tai ne oro uosto leidimą reikia gauti, o aviacijos bazės. Tai gaunam oro uosto leidimą, vėlgi pildom formą, jinai yra oro uosto tinklalapyje, gauname jų leidimą, tada pildom prašymą oro navigacijai, prisegam oro uosto leidimą ir siunčiam. Jeigu kalbam apie Šiaulius, turit gauti aviacijos bazės leidimą, tada siūsti oro navigacijai ir oro navigacija patvirtina skrydį arba ne. Kaip ir nieko sudėtinga, teisingai. T zonos yra, kaip ir minėjau, tam tikri kariniai objektai, kur yra gaunami leidimai jau iš jų. Tarkim, Vilnius, Šilo gatvė, Karo akademija, turite gauti iš štabo leidimą, perskristi teritoriją arba skristi virš šitos teritorijos. Visa šita informacija yra pateikama UTM žemėlapyje ir aktyvi nuoroda į krašto apsaugos ministerijos puslapį, kur yra visi kontaktai ir tada jau kontaktuojat ir bandote gauti leidimą. Kodėl galite negauti leidimo? Viskas labai paprasta. Tai yra, pradėkime nuo to, kad yra blogai užpildytos paraiškos. Pagrindinė problema, dėl ko negaunamas leidimas, tai yra UTC laikas. Jeigu jūs planuojamą skrydžio laiką rašot, niekas praktiškai, naujokai gal, sakykime, tai patyrė jau nepakliūna į šitą pinklę, bet naujokai dažniausiai parašo netinkamą laiką, ne UTC laiku. Kaip žinot, aviatoriai, karinės oro pajėgos ir visi kiti, kas susijęs su aviacija, naudoja UTC laiką, tai yra bendrinis laikas visai aviacijai. Tai visą laiką reikia atkreipti dėmesį, kokio
formato laiką reikia parašyti. Ar tai yra UTC laikas, ar tai yra vietos laikas. Kitas dalykas, dėl ko yra daromas klaidos ir kodėl yra negaunami leidimai, tai yra nepateikiama visa reikalinga informacija. Neprisigami reikalingi sertifikatai, neturimi, sakykime taip, sertifikatai ir tokiu būdu negaunamas leidimas. Trečias dalykas, tie galioja tiek visom zonom, tiek oro uosto zonai, tiek aplink jas esančiam zonoms. Tai yra nelaiku pateiktas prašymas. Visada yra nustatyti tam tikri laikai. Pavyzdžiui, karinės oro pajėgos turi gauti leidimą maždaug 5 dienas iki planuojamo skrydžio. Oro uostas reikalauja gauti 3 dienos iki planuojamo skrydžio. Oro navigacija, sakykime, 36 valandos iki planuojamo skrydžio. Tai jeigu jūs pavėluojat, tikėtina, kad to leidimo irgi negausit. Paskutinis dalykas ir turbūt pats blogiausias, tai yra skrydžiai be leidimo. Tai čia yra viena iš pagrindinių klaidų, ką daro pilotai, nes turbūt dažniausias manimas yra, kad aš čia greitai. Niekas gal nepastebės ir aš niekam neužkliūsiu. Bet jeigu mes kalbam tiek apie oro uosto zonas, tiek pagrindinės AIP zonas, kurios yra Vilniaus centre, patikėkit manim, užkliūsit ir gali labai brangiai kainuoti. Oro uostą, kitas strateginės vietas prižiūri viešojo saugumo tarnyba. Jie turi galimybę matyti, kur skraido bepiločiai orlaiviai, aktyviai reaguoja ir dažniausiai sulaiko pilotą, turi teisę išrašyti baudą, atimti bepilotį orlaivį, ar grąžina, nežinau, nepasiekė manęs tokia informacija, bet gali to bepiločio orlaivio ir negrąžinti. Tai senamiestyje taip pat yra organizacijų, kurios stebi ir gali sulaikyti pilotą, išrašyti baudą. Tai visą laiką reikia atkreipti dėmesį, ar reikia leidimo, kokie yra reikalingi leidimai ir tuos leidimus susitvarkyti. Tai jeigu aš neskraidau aplink oro uostą, neskraidau strateginėse vietose, skraidau kažkur kaime, tai ką man registruotis tą UTM sistemą? Tai yra tokie du pagrindiniai dalykai, išimti iš reglamento 947, tai yra atsakomybė prieš skrydį. Tai nuotolinis pilotas privalo prieš pradėdamas skrydį įsitikinti, kad planuojamas skrydis yra saugus. Ką galima padaryti, tai yra įsivertinti aplinką, fiziškai ją apeiti, pasižiūrėti žemėlapyje, ar nėra kitų paraiškų sukurtų, patikrinti oro erdvės apribojimus ir susirinkti visą kitą reikalingą informaciją. Tai yra notamai arba ribojamos zonos ir taip toliau. Tai visą šitą informaciją galite matyti ir UTM žemėlapyje. Kitas punktas tai yra bendras saugumo principas, tai yra UAS eksploatavimas neturi kelti pavojaus kitiems orlaiviams, žmonėms ar turtui. Tai ką rekomenduojam padaryti, tai be abejonės pasitikrinti notamus, pasižiūrėti, ar nėra kažkokių ribojimų, informuoti kitus oro erdvės dalyvius apie savo veiklą, deklaruoti skrydžio paraišką. Tai reiškia, kuo daugiau žmonių žinos apie mūsų žemėlapį, bus kurs daugiau paraiškų, jūs atsidarat, pažiūrit, kad toje vietoje, kur nori skristi, yra sukurta paraiška, reiškia, tuo metu bepilotis orlaivis kažkur tai skraidys. Kad dekonfliktuoti ir išvengti sudužimo, susidūrimo ar dar kažko, geriausia turbūt palaukti, kol tas bepilotas orlaivis baigs savo skrydį ir tada jau skristi jums. O jeigu norit būti pirmesnis, užsideklaruojat skrydį, kiti atsidaro žemėlapį, mato, kad tuo metu jūs ten turbūt skraidysit, nemato žmogaus, bet mato, kad yra deklaruotas skrydis, tai reiškia, kad reikia ieškoti kitos vietos. Ir be abejonės, pagrindinis dalykas yra stebėti aktyvias zonas. Kartais gali staigiai pasikeisti situacija, atsirasti laikino ribojimo zona ir be abejonės jūs jau turėsite nusileisti ir duoti kelią, sakykime, pilotuojamai aviacijai. Lygiai taip pat apie oro uostus kalbant, visi mes savo esam labai svarbus, bet yra tam tikri algoritmai. Jeigu jums liepia nusileisti ir duoti kelią pilotuojamą aviaciją, jūs privalo tai padaryti ir visiškai nesvarbu, kad jūsų darbas sugrius nuo to nusileidimo ar kažko, nėra kitų variantų. Pilotuojama aviacija turi pirmenybę. Tai kaip reikės gauti leidimus netolimoje ateityje,
tai kalbam apie gegužės 1 dieną, jinai visai jau nebetoli, tai leidimai bus išduodami per UTM sistemą. Atkreipiu dėmesį, tai yra oro uosto, oro navigacijos zonos. Jeigu mes norim paskaityti aplink oro uostą arba oro uosto zonoje, nuo gegužės 1 leidimai bus išduodami per sistemą. Jūs užsiregistruojat, sukuriat skrydžio paraišką, informacija nukeliauja tam, kam reikia, jie patvirtina arba ne, ir tada jau visa informacija juda toliau. Jeigu bus įdomu, dabar neišsiplėsiu, bet galit parašyti mums į elektroninį paštą bepiločiai@ans.lt, papasakosim smulkiai, paaiškinsim, kokie yra kabliukai ir kur atkreipti dėmesį. Pagrindiniai dalykai, tai kuriant paraiškas, yra tokie blineliai, kaip aš vadinu. Tai yra oranžinis, tai yra nepatvirtinta skrydžio paraiška, mėlynas, tai yra aktyvuota skrydžio paraiška, patvirtinta skrydžio paraiška, o žalia yra aktyvuota skrydžio paraiška. Tai kitaip tariant, jeigu jūs dirbate aplink oro uostą, sukuriat skrydžio paraišką, kol ta paraiška nėra žalia, tol jūs skristi negalite. Skrydžio patvirtinimas neduoda leidimo kilti. Jūs turite atskirai sistemai paprašyti leidimo kilti, jeigu jis yra patvirtinamas, jisai tampa žalias ir jūs tada jau galite skristi nurodytų laiku. Jeigu viršijat laiką, čia dar viena yra problema, kokie pažeidimai yra daromi, viršijamas laikas nurodytas paraiškose. Negalima to laiko viršyti, nes jeigu viršysit, tai automatiškai yra pažeidimas. Tai gera žinia, prie mūsų jungiasi Litgrid, turi 16 geografinių zonų ir leidimus išdavinės per UTM sistemą. Taip pat Ambergrid ir Giraitės ginkluotės gamykla visai neseniai informavo, kad taipogi leidimus priiminės per UTM sistemą, sukurtas skrydžio paraiškas tvirtins arba ne, priklausomai nuo situacijos. Tai jau turim 3 organizacijos plus oro navigacija plus oro uostas. Manau, kad metų eigoje galėsime daugiau tų organizacijų pridėti, informuoti mūsų klientus, kad galima leidimus gauti per UTM sistemą. Tai ką šiandien aptarėm, trumpai, skraidom tik su leidimais, kuo daugiau oro erdvės pažeidimų, tuo labiau griežtinamos taisyklės, turbūt sutiksit su tuo. UTM sistema, registruojamės kaip operatoriai, kuriame skrydžių paraiškas, ruošiamės elektroniniam skrydžių leidimų išdavimams nuo gegužės 1 dienos. Ačiū Jums, tikiuosi buvo įdomu ir kai ateis laikas, lauksiu klausimų. Taip, ačiū Kiprui. Tai dabar mano dalis bus. Tai šioje dalyje pereisime prie praktikos. Tai yra, ką realiai reikia padaryti nuo drono įsigijimo iki pirmųjų skrydžių. Tai informacija gali kažkiek pasikartoti. Čia turbūt tam, kad tikrai jau įsimintumėme, bet papasakosiu būtent iš praktinės pusės apie viską labiau. Tai trumpai apžvelgsime visą procesą, tai nuo pasiruošimo ir reikalavimo iki saugaus skrydžio atlikimo, bei dažniausių klaidų, kurių verta, suprantama, išvengti. Taip pat pasidalinsiu savo praktinę patirtimį ir patarimais iš realių situacijų. Tai visų pirma, drono pasirinkimas, matome čia pagrindinius dronų tipus, jų suprantama yra ir daug daugiau. Reikia pasirinkti droną priklausomai nuo užduoties. Nėra kažkokio vieno universalaus drono visiems atvejams. Tai pasirinkimas visada priklauso ir nuo poreikio. Tai pirmiausia yra mėgėjiški dronai, jie yra pigesni, paprasti naudoti, bet jų galimybės irgi yra ribotos. Tai dažniausiai netinka tiksliems matavimams ar sudėtingesniems projektams. Toliau turime profesionalius mažesnius dronus. Tai jau rimtas įrankis yra darbui, jie pakankamai yra mobilūs, greitai irgi yra ir paruošiami,
tinkami daugumai kasdienių užduočių, tai pavyzdžiui ir ortofoto, ir paprastesniems inspekciniams darbams. Toliau eina profesionalūs didieji dronai, tai jau aukštesnio lygio sprendimai skirti sudėtingesniems projektams. Jie gali nešti jau ir lidar, ir kitus pažengius sensorius, irgi ir pasižymi didesniu stabilumu, tikslumu, bet aišku yra ir brangesni, na ir reikalauja daugiau pasiruošimo. Ir galiausiai fiksuoto sparno dronai. Tai jie naudojami yra didelių teritorijų skenavimui, nes gali nuskristi tikrai labai didelius atstumus, nes ir ilgiau išbūna ore. Aišku, jiems reikia ir daugiau vietos kilimui ir nusileidimui. Tai svarbiausia yra pasirinkti droną ne pagal kainą ar ten populiarumą, o būtent pagal konkrečią užduotį, ką mes norime su tuo dronu nuveikti. Toliau yra pagrindiniai dronų sensoriai, tai ir kameros, kurie irgi yra parenkami pagal užduotį. Dažnai irgi dronai būna iškart su kameromis, kai kurie dronai būna be kamerų ir sensorių, tai reikia juos atskirai įsigyti. Tai pats turbūt populiariausias, nežinau, jei neklystu, gal 90% visų dronų, jeigu nedaugiau, yra su optiniam kamerom. Tai dažniausiai yra naudojama ir ortofoto, ir 3D modeliams, ir tiesiog vizualiniai apžiūrai, nuotraukom, filmavimams. Toliau yra terminis sensorius, tai leidžia matyti ir įvairius temperatūrinius skirtumus, tinka irgi ir inspekcijoms, pavyzdžiui, ten elektros ar saulės elektrinėms. Lidar sensorius tai naudojamas jau tiksliam reljefo modeliavimui, kai ypač reikia, kai matyti per augmeniją, pavyzdžiui, per miškus, gauti žemės paviršių. O multispektrinis sensorius tai skirtas augalijos jau analizai, dažniausiai naudojamas ir žemės ūkyje, miškininkystėje taip pat. Taigi pasirinktas sensorius irgi lemia, kokius duomenis mes surinksime ir kokį rezultatą norime gauti. Tai tų sensorių išties yra be galo daug, čia tik 4 tokius pagrindinius, žinomiausius galbūt išvardinau, bet yra ir naktinio matymo sensorius, yra oro taršos matuokliai, magnetometrai ir daug įvairių visokiausių sensorių. Tai kai mes pasirinkome jau droną, turime kamerą, kas vyksta toliau. Tai pirmiausia, visi naudotojai, kurie naudoja dronus virš 250 gramų arba turi kamerą, tai privalo užsiregistruoti TKA sistemoje. Tai bendrai čia yra visi turbūt dronai, nes jeigu nesveria 250 gramų, tikrai turi kamerą, tai bet kokiu atveju reikia užsiregistruoti. Tai registracija atliekama tik vieną kartą, ir galioja visiems turimiems dronams. Tai yra, kad mes užsiregistruojame ir visus dronus tuo pačiu numeriu mes pažymime. Po registracijos tas unikalus numeris, kaip minėjau, pažymimas ant kiekvieno drono, bet labai svarbu, kad jisai būtų aiškiai matomas iš išorės, kai dronas, pavyzdžiui, yra ant žemės arba ten pakilęs kelių metrų aukštyje. Ir taip pat svarbu suprasti, kad droną galima perduoti kitam žmogui, kitas, pavyzdžiui, įmonė turi droną ir tą droną gali perduoti kitam operatoriui, kad jisai skraidytų. Tai tuo atveju tas operatorius irgi turi turėti kvalifikaciją, visus leidimus, nes atsakomybė už skrydžius ir galimus incidentus visada yra tenka drono savininkui arba registruotam naudotojui. Tai jeigu, pavyzdžiui, dronistas skraido, tai ir kažką pridaro, tai tas, kuris valdo patį droną, tai jisai ir bus atsakingas. Tai jeigu dronas yra nuomojamas ar perduodamas kitam asmeniui, visą laiką irgi rekomenduojama turėti tai patvirtinančius dokumentus prie savęs arba kažkokią sutartį. Tai kad taip įsitvirtinti, registracija atliekama vieną kartą, galioja visiems turimiems dronams. Ir taipogi svarbu dar paminėti tai, kad kai gauname registracijos numerį, tai yra
drone valdymo pulte RID kodukas. RID, na, čia iš anglų kalbos verčiasi nuotolinis identifikacinis numeris. Tai jisai yra būtinas, kad galima būtų legaliai skraidyti, tai mes įsivedam jį pačiame drono valdymo pulte. Kai mes jau užsiregistravome irgi užklijavome visus numeriukus, išlaikėme visas licenzijas, visas kategorijas, ten turime tam skirtam dronui, kad galėtume legaliai skraidyti. Tai visą laiką patiriu irgi ir savo klientams, na, pasidaryti tokią patikrą prieš skrydį. Tai tokią brošiūrą galbūt turėti prie savęs arba iš anksto sužymėti būtent, ką reikėtų padaryti dieną prieš skrydį, iš karto prieš skrydį, na ir jau kai pakyla dronas. Tai kodėl apskritai yra svarbi ta patikra prieš skrydį? Tai kaip matome dešiniai, kad patikros sąrašas yra labai gan platus. Tai apima, kaip sakiau, ir pasiruošimą, ir prieš skrydį, ir skrydžio metu, ir prieš pat skrydį. Tai pagrindinė idėja šito yra, kad turėti būtent struktūrą, kuri padeda nieko nepamiršti. Tai dirbant realiose situacijose, ypač kai yra ir kartais ir tas spaudimo, ir skubėjimo, tai labai lengva viską yra pamiršti, praleisti kažkokias smulkmenas, kurios vėliau gali sukelti tam tikrų problemų irgi. Tai naudojant tokį checklistą galima sistemingai pereiti per visus irgi svarbius aspektus. Tai nuo techninių įvairių dalykų, kaip ten pavyzdžiui baterijos ar signalas, iki aplinkos įvertinimo ir pačio saugumo. Tai tiesiog sumažina žmogiškų klaidų tikimybę ir incidentų riziką. Na, o tuo pačiu užtikrina ir stabilesnį drono veikimą bei saugesnį skrydį. Tai galiausiai tai labai svarbu ir pačių rezultatų kokybei, nes tik tinkamai pasiruošus galima surinkti tikslius ir patikimus duomenis. Tai dabar, jeigu taip einant iš to checklisto, kai kurios svarbiausius dalykus paminėsiu, tai čia vienas yra utmans.lt puslapis, tai jau ir Kipras minėjo ir pasakojo, ir Egidijus šiek tiek buvo užsiminęs, tai visą laiką prieš skrydį konkrečiai, pasitikrinam, ar tikrai galime ten skraidyti, ar nėra kažkokios ribojamos zonos, tai skrydį būtina pasitikrinti iš anksto. Tai turbūt neminėsiu jau, ką kiekviena zona reiškia ir kur tos leidimus rasti, tik prisiminkite, kad yra utm.ans.lt puslapius ir ten realių laikų pateikiama yra informacija apie oro erdvės apribojimus Lietuvoje. Tai labai svarbu šią informaciją pasitikrinti dar prieš vykstant į vietą, bet svarbu irgi prieš pat paleidžiant droną dar pasitikrinti kartą, nes jau žinau, kad buvo tokių situacijų, kai nebuvo jokios zonos, bet nuvažiavus jau atsiranda ta zona, jau prieš pat pakylant atsiranda kažkokia zona. Tai būtinai reikia pasitikrinti dar prieš pakylant, nes tai leis tiesiog išvengti teisinių kažkokių problemų ir užtikrina saugesnį skrydį. Kai pasižiūrėjome, kad jau galime ir skristi, tarkim, toje vietoje, gavome visus leidimus, jeigu kažkurioje būtent zonoje skraidome, tai pasitikrinam orų sąlygas. Tai rekomenduojama pasižiūrėti, įsivertinti, koks yra vėjo kryptis, vėjo gūsių, irgi koks dydis yra stiprumas, bei krituliai, ar nėra lietaus ar sniego, ir taipogi rūkas. Tai čia išrinkau tokius du populiariausius, mano manimu, pats naudoju ventusky.com, yra ir meteofor.com, yra meteo.lt. Tai yra daug įvairių, yra ir specialių ten programėlių, kurias galima atsisiųsti į telefoną, būtent ten dronų skrydžiams. Tai tikrai yra labai daug, pagal save galite įsiminti irgi, kad skrendant, pavyzdžiui, vėlyvą rudenį, žiemą arba kokią ankstyvą pavasarį, gali pasitaikyti tokių sąlygų, kad temperatūra bus apie 0 laipsnių. Tai
arba prie to pačio dar vėjuota. Prie rūko, pavyzdžiui, ypač būtų pavojinga, kai 0 laipsnių rūkas ir dar šiek tiek vėjuota. Tai tokios sąlygos yra labai pavojingos pačiam dronui vien dėl to, kad gali apledėti propeleriai. Tai apledėjus propeleriams padidėja irgi ir tikimybė, kad dronas taps nestabilus, beskrendant ir gali nukristi. Tai tokių situacijų buvo, pavyzdžiui, labai nemažai gruodį, ten turbūt per 1 ar 2 savaitės, ten tikrai turėjome tų užklausų, kad būtent kai buvo rūkas, buvo apie 0 laipsnių, krito dronai. Tai pats esu netgi irgi pakilęs, išsibandyti, ne aukštai, 1 minutę pakilus, pasižiūrėti, kaip veikia dronas. Tai nusileidus, mačiau, kad propeleriai buvo apledėję, ir dėl to yra nesaugu būtent, kai tokios yra oro sąlygos skraidyti. Galime droną tiesiog sudaužyti. Taip atrodo irgi čia apledėjo drono propeleriai. Ir techninė patikra, tai norėčiau paminėti apie labai paprastus galbūt, bet tikrai kritiškai svarbius dalykus, kuriuos dažniausiai žmonės ir pamiršta. Neišimtis ir aš pats esu, kai nuvažiuoju per visą Lietuvą ir pamirštu kažką, be ko skrydžių kartais negalima atlikti. Tai pirmiausia, tai turbūt bus SD kortelė. Tai reikia įsitikrinti, jinai tikrai yra įdėta, turi pakankamai vietos ir nėra pilnai užimta. Nes kitaip visas skrydis gali būti be naudos. Suprantama, atgal į ofisą galbūt nevažiuosime, tai galima nusipirkti kažkur parduotuvėje, jeigu šalia kažkur yra tokia. Tai toliau apie patį droną, tai reikia vizualiai irgi apžiūrėti, ar nėra purvo, pažeidimo, ar kažkokiu gali sukelti paskui problemų. Net ir smulkus kokie nors dalykai gali turėti įtakos skrydžiui. Tai labai svarbu irgi patikrinti ir baterijas, nes visko gali atsitikti, tai reikia pasižiūrėti, ar jos pakrautos, ar nėra išsipūtusios, ar kažkaip kitaip pažeistos. Tas pats irgi galiotų ir valdymo pultai. Taip pat būtina būtų apžiūrėti ir propelerius, ar nėra kažkaip nudilę, įtrūkę ar nulūžę, nes propeleriai yra viena dažniausių problemų irgi priežasčių. Ir bendrai reikia įsitikinti, kad visa įranga yra tvarkinga, paruošta darbui, nors tai atrodo tokie elementarūs dalykai, realybėje būtent dėl jų dažniausiai ir kyla problemos. Tai čia pirmoji nuotraukoje irgi matome, kaip netyčia sudužo dronas man beskrendant. Apie sensorius, tai kliūčių vengimo sensoriai irgi yra vienas svarbiausių saugumo elementų dronuose. Jie padeda dronui matyti aplinką ir automatiškai išvengti kliūčių. Bet svarbu suprasti, kad šie sensoriai dažniausiai dirba ne taip kaip paprasta kamera optinė. Jie analizuoja gana paprastą, dažniausiai tiesiog juodai baltą vaizdą. Tai dėl to jų galimybės yra pakankamai ribotos. Tai pavyzdžiui, jie dažnai nepastebi labai kokių nors plonų objektų, tokių kaip laidai ar smulkios šakos, dažniausiai be lapų, kai būna jau. Tai yra viena dažniausiai irgi avarijų priežasčių, ypač skrendant arti medžio ar kažkokios kitos infrastruktūros. Tai taip pat svarbu ir apšvietimo sąlygos, nes jie yra per tamsu, sensoriai praktiškai nieko nemato. O jei juos nukreipta kokia nors stipri šviesa arba saulė, tai jie gali būti ir apakinti ir taip pat neveikti tinkamai. Tai kalbant apie išdėstymą būtent tų sensorių, tai jie gali būti įrengti skirtingose vietose, bet dažniausiai būna ir priekyje, gale, šonuose, viršuje, apačioj. Tai priklauso, aišku, nuo konkretaus modelio. Bet, pavyzdžiui, apatiniai sensoriai tai dažnai naudojami kaip dar papildomoms funkcijoms. Tai, pavyzdžiui, yra toks landing protection. Jisai reiškia, kad dronas gali įvertinti paviršių prieš nusileidimą ir nusileisti daug švelniau ir saugiau. Todėl svarbu suprasti, kad sensoriai yra tokia kaip pagalbinė sistema, priemonė, bet jie nepakeičia pačio piloto atsakomybės. Tai visada reikia pačiam įvertinti visą aplinką.
Apie bateriją, tai drono baterija sudaro tam tikras kiekis celių, tai svarbu, jog tos baterijos irgi neturėtų skirtumo didesnio nei 0,1, tai jeigu matote, kad skirtumas yra jau didesnis negu 0,1, tai žinokit, kad jau baterija gali būti bloga. Tai baterijas reikėtų laikyti sausai, vėsiai, apie 15-20 laipsnių temperatūroje, tai kambario temperatūroje tokia. Tai vengti tiesioginių saulės spindulių irgi ilgesniam laikymui, palaikyti ten apie 40-60% įkrovos lygį, tai yra nepilnai jas įkrautas laikyti, jeigu ilgesnį laikotarpį mes neskraidysim. Nelaikyti iškrautų visiškai arba 100% įkrautų, nes per ilgą laiką jos gali taip labiau susidėvėti. Tai saugoti irgi nuo mechaninių pažeidimų įvairių, drėgmės, šalčio, nelaikyti automobilėje visą laiką, nes automobilėje dažnai būna temperatūros svyravimai. Na ir periodiškai vis tiek reikėtų pasitikrinti baterijų būklę, ar neišsipūtusios, nėra pažeidimo. Dažnai dabar ličio jono baterijos būtent naujosiuose dronuose turi savaiminį išsikrovimą, tai pakrovus ten iki 100%, jie išsikrauna ten iki 40-60%, kaip ten jau nustatyta yra. Bet vis tiek, jeigu žinome iš anksto, kad mes neskraidysime, geriau ten pakrauti šiek tiek iki 40-60% ir taip laikyti. Bet jeigu suprantame, kitą dieną mes skraidome arba ten už 2 dienų, tai galima pakrauti iki 100%, viskas gerai su to yra. Dėl kalibravimo, tai dronus reikia kalibruoti tam, kad būtų užtikrintas tikslus pozicionavimas, stabilus skrydis, ir kokybiški surinkami duomenys. Tai kalibracija padeda tinkamai veikti tokiems sensoriams kaip IMU, kompasas, sumažina irgi ir skrydžio kažkokias klaidas, dronas galbūt ne taip dreifuoja, jeigu kažkas atsitinka, leidžia dronui prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, tai pavyzdžiui ir temperatūros, magnetinių trikdžių. Tai trumpai tariant, tai kalibracija užtikrina ir patį saugumą, tikslumą ir patikimus rezultatus. Atnaujinimai. Tai prieš skrydį visą laiką reikėtų pasitikrinti atnaujinimus. Aišku, įvairiai čia būna su tais atnaujinimais, būna taip, kad dar ofise būnant atsinaujini bepilotį orlaivį, nuvažiavus į vietą ir žiūri, kad vėl reikia atsinaujinti. Tai taip įvairiai būna ten kartą į mėnesį, o būna tą pačią dieną 2 kartus reikia atsinaujinti. Tai sunku pasakyti, kada iškris tas atnaujinimas, bet visą laiką reikėtų prieš skrydį tai padaryti. Tai jisai yra būtinas, nes siekiama irgi užtikrinti ir pačio skrydžio saugumą, stabilumą, tinkamą visų sistemų veikimą. Tai atnaujinimo metu gamintojas dažniausiai ištaiso tos bagus, tai klaidas, pagerina irgi ir sensorių darbą, optimizuoja skrydžio algoritmus, bei prideda naujų funkcijų ir suderina jau su nauja įranga. Tai programinė įranga gali būti atnaujinama per patį valdymo pultą, arba taipogi galima, kas naudoja DJI dronus, tai dažniausiai turbūt visi ir naudoja DJI dronus, tai prijungus droną prie kompiuterio ir atsidarius DJI Assistant programėlę kompiuteryje, tai irgi galima taip atnaujinti. Turėkite omenyje irgi tai, kad atnaujinimai labai įvairiai gali trūkti, priklauso aišku ir nuo interneto greičio, bet būna ten nuo poros minučių, ten gali būti iki 20-25 minučių, net sakyčiau. Tai jų metu dronas gali skleisti ir įvairius garsus, judinti kamerą, automatiškai ten persikrauti. Tai svarbu užtikrinti, kad būtų pakankamas baterijos lygis ir nenutraukti pačio proceso, kad būtų išvengta kažkokių sisteminių klaidų. Kas naudoja Enterprise serijos dronus, tai kaip misijų planavimas, aišku, dabar ir konsumerinėse dronuose yra misijų planavimai, galbūt ne šitie, kurie čia nurodyti yra, bet ten pagal taškus, pavyzdžiui, nuskristi, sekimo funkcijas ir panašiai. Tai šitoj būtent skrydžiai pateikiu pagrindinius skrydžio misijų tipus su Enterprise dronais, kurios naudoja
naudojame būtent dirbant su dronais, jisai pritaikytas skirtingam scenarijui, skirtingam objektui, tai labai svarbu pasirinkti tinkamą dar prieš patį skrydį. Taip neilgai nesiplečiant, tai pirmas area route, tai yra standartinis teritorijos skenavimas, jisai dažniausiai yra naudojamas, kai turime kažkokios formos plotą, ir norime gauti arba ortofoto, arba taškų debesį. Tai dažniausiai ir naudojamas kartografavime. Linear route tai skirtas ilgiems, siauriems objektams, tai tarkim keliai, upės, elektros linijos, tai šis režimas leidžia efektyviai padengti didelius atstumus vieno skrydžio metu. Smart 3D Capture tai būtų jau naudojamas, kai reikia detalaus 3D modelio, kažkokio pastato ar kito iš infrastruktūros dalių, tai dronas automatiškai apskrenda objektą, irgi surenka duomenis iš įvairių kampų, todėl gaunamas jau tikrai labai tikslus rezultatas. Yra dar geometric route, tai yra skirtas reguliarios formos objektams, tai pavyzdžiui, tiems pačiams pastatams, bokštams, bet čia skrydis vyksta pagal jau iš anksto apibrėžtą geometriją, tai duomenys surenkami labai jau struktūruotai, tai pastatas dažniausiai turi būti taisyklingos formos, ten kokio nors kubo, stačiakampio formos ir panašiai. Ir paskutinis jau būtų slope route, tai leidžia sekti reljefą ir labai naudinga dirbant su šlaitais, karjerais ar pastatų fasadais. Tai, nes dronas išlaiko pastovų atstumą nuo paviršiaus, nuo pastato, ir surenkama ten puikiai ortofoto tokias arba 3D modelis būtent tos sienos arba kokio nors šlaito, karjero ir panašiai. Tai apibendrinant, tinkamo misijos tipo pasirinkimas leidžia ne tik sutaupyti ir patį laiką, bet ir ženkliai irgi pagerina ir patį galutinį rezultatą. Tai jau išrinkome ir pačią misiją, tai toliau mes žiūrime tai dėl palydovų ir RTK. Tai patikrinti reikėtų, ar palydovų skaičius yra pakankamas, tai dažniausiai ten būna virš 15, ten 30 gali būti ir daugiau. Patikrinti irgi, ar RTK yra įjungtas ir veikia, tai yra, kad fix statusas yra, o ne float. Pasitikrinti ryšį su RTK šaltiniu, tai pasižiūrėti, ar tikrai internetas veikia valdymo pulte, ar litposas veikia, ar viskas gerai su to yra, įsitikinti, kad teisingai suvesti N-trip duomenys prisijungimo, tai čia matome paveikslėlėje, ten, kad viskas surašyta yra, viskas yra tinkamai padaryta. Tai jeigu vis tiek yra nestabilus RTK, viską gerai pasiruošus, arba iš vis jisai neatsiranda, tai būtų galima pakilti į 30-50 metrų aukštį ir pabandyti prisijungti iš naujo. Tai jau kai kaba ore, ten 50 metrų aukštyje galima įsijungti vėl RTK ir pasižiūrėti, ar prisijungia. Nes kai dronas yra aukščiau, tai daugiau palydovų turėtų gaudyti ir pagauti irgi RTK, kad įsijungtų. Ir svarbu įvertinti aplinką, tai vengti kliūčių, trikdžių, medžių, pastatų ir elektros linijų. Tai kita skaidrė ir apie tai bus. Tai atvykus į vietą, pirmiausia reikia jau įsivertinti aplinką ir skrydžio saugumą. Tai rekomenduojama kilti šiek tiek iš aukštesnės vietos, nei žemiausio taško, kad būtų ir geresnis ryšys su bepiločiu orlaiviu ir pats matomumas būtų irgi geresnis. Reikia patikrinti, ar teritorijoje nėra žmonių sambūrių ar pašalinių asmenų. Taip pat svarbu įvertinti ir eismo intensyvumą, ypač jei skrydis vykdoma šalia autostrados įvairių intensyvesnių kelių. Būtina irgi atkreipti dėmesį į elektros linijas ir telekomunikacijos bokštus. Tai kurie tikrai gali kelti pavojų, nes buvo ir man, kad skenuojant tam tikrą miesto dalį, buvau už miško ir pakilęs su dronu, misija buvo plotinė. Dronas skrido ir žiūriu, kad ir dingsta RTK, ir ryšys dingsta, ir iškart dronas grįžta, nes automatiškai RTK funkcija įsijungia. Ir nelabai supratau, kas čia įvyko. Vėl paleidau misiją, vėl tas pats atsitiko, trečią kartą vėl tas pats. Ir su dronu
šiek tiek iš šono pasislinkau ir tą kamerą pajudinau, na ir žiūriu, kad šalimai randasi telekomunikacijos bokštas, nors šalia net prie miško nesimatė to telekomunikacijos bokšto. Tai iš tokios praktinės pusės irgi pasakyčiau, kad ne tik vizualiai atvykę į vietą pasitikrintume, kas čia kaip randasi, bet ir su dronu dar pakilus ten, priklausomai kokiam aukštį mes skraidysime, tai tarkim ten 80 metrų aukštį pakilti ir pasukinėti patį droną irgi pasižiūrėti, kas aplinkui randasi. Gal kokie kaminai arba aukštesni pastatai ir kaip telekomunikacijos bokštai, kad gal neiškart buvo pastebėti. Tai dideli medžiai irgi gali trukdyti signalui arba pastatai dėl Wi-Fi ryšio. Tai didelį įtaką turi saugiam skrydžiui. Tai, įsivertinam irgi reljefą, šlaitus, aukščio skirtumus, ir galimas kliūtis. Tai visada verta turėti ir atsarginę kažkokią nusileidimo vietą, kad ne tik iš kur mes pakilome, ten ir nusileidžiam, bet kažkokią dar susirasti vietą dėl viso pikto, kad, dronas galėtų saugiai nusileisti gal kažkokioj kitoj vietoj, kad, nebūtų nenumatytų situacijų. Tai tik įvertinus jau visus šios veiksnius galima saugiai planuoti skrydį, ir pakilti. Tai dabar pats skrydis. Tai pirmiausia labai svarbu, kai jau pakilome su dronu, kad antenos visada būtų nukreiptos į droną, tai kaip čia matome paveiksliuke, kad taip kaip yra antenos, tai taip šono jie turi žiūrėti į droną visą laiką, tam pačiam pirmam paveiksliuke. Taip pat droną visą laiką turime laikyti matomumo zonoje, ne tik žiūrėti į ekraną, bet ir realiai stebėti jį akimis, negalime jį paleisti iš akių. Tai labai svarbu nuolat stebėti ir aplinką, ar nėra artėjančių orlaivių kitų, ar kitų dronų, paukščių, galbūt skrendančių žmonių, ar kokių nors dar kitų kliūčių. Tai situacija gali keistis visą laiką labai greitai, tai todėl čia reikia nuolatinio to dėmesio. Ekrane tuo pačiu metu tikriname ir techninius dalykus, tai yra ir ryšio stiprumą, palydovų skaičių, RTK, jeigu naudojame, ar ten išlieka fiksas. Jeigu RTK prarandamas, reikia įsivertinti, ar galima toliau tęsti tą skrydį, arba iš naujo paleisti misiją. Taip pat stebime ir pačią baterijos lygį, planuojame laiką taip, kad visada turėtume rezervą saugiam sugrįžimui, nors dažniausiai dabar baterijos yra išmanios, tai irgi nustatyta iš anksto, kad, tarkim, prie 30% jau dronas turėtų grįžti atgal, nebent kitai buvo nustatyta. Tai nepamirštame įsivertinti ir orų sąlygų, tai vėjo, net į pradžioje viskas atrodo gerai, aukščiau ar tolimesnėje vietoje sąlygos gali irgi skirtis. Svarbus momentas nenutraukti to dėmesio visą laiką, tai ten telefonas, kažkokie pašaliniai žmonės ateina pasikalbėti, dar kažką ar kiti dalykai, tai tampa irgi klaidų priežastimi. Tai kur rodžiau ten tą vieną paveiksliuką, kur sudužusi droną turėjau, tai taip ir buvo, kad pašalinis žmogus atėjo ir užkalbino ir užkliuvo ir krito. Tai labai gerai būtų nenutraukti to dėmesio. Tai visą laiką reikėtų žiūrėti ir į patį valdymo pultą, tikrinti visus tos duomenis, žiūrėti aplinką, kas aplinkui darosi, žiūrėti ir į patį droną. Tai viską reikėtų atidžiai stebėti ir nepalikti taip drono kažkur ant dėžės ir eiti savo reikalais kažką veikti kito. Tai turime stebėti visą laiką misijos metu, ką dronas daro ir kas aplinkui irgi vyksta. Tai geriausiai, prarasti yra geriau kelias minutės, tai tarkim nusileisti ir ten atsiliepti tada telefonu, negu rizikuoti pačią įrangą ar saugumo. Tai jau viską suskraidėme, turime nuotraukas, turime galbūt filmuotą medžiagą, galbūt kokius nors duomenis, tai jau nusileidus
tai mes tos duomenys galima jau apdoroti arba kažkur jau įsidėti ir tiek. Tai iš mano pusės būtų tiek. Galime dabar pereiti prie Q&A, tai yra klausimų ir atsakymų. Tai galim pasižiūrėti, kas kokių klausimų yra uždavę. Taip, viso webinaro metu irgi atsakinėjome į jūsų klausimus, tai matau dar čia porą klausimų yra kabančių, bet dar vieną tokį klausimą, kai irgi Egidijus kalbėjo apie mažo greičio funkciją. Tai gal Egidijaus norėčiau irgi paklausti, kas yra ta mažo greičio funkcija, kad prie A2 kategorijos galima skraidyti su mažo greičio funkcija, bet kas tai yra? Gal galėtum pasakyti? Taip, tai iš esmės ta mažo greičio funkcija atviroji kategorijai reikalinga tik tais A2 kategorijai ir kai dronas turi tą funkciją, tiesiog yra leidžiama sumažinti atstumą iki pašalinio žmogaus. Tai vietoj to 30 metrų ribos, tu gali priartėti su to lėto greičio funkcija iki 5 metrų. Aišku, išlaikant 1:1 visą laiką tą taisyklę. Tai čia kokį rotušiai skraidant ar dar kažką su C2 klasės dronu, tokia yra numatyta privilegija, bet ne visi dronai turi tą lėto greičio funkciją arba jinai kitaip vadinasi, ypač ant didžiai. Bet esmė, kad tie patys 3 metrai per sekundę turi būti ground speedas. 3 metrai per sekundę ir Iki 3 metrų per sekundę. Ok, supratau, dėkui. Taip, čia irgi matau, Tadas klausė, paaiškinkite, kokie skrydžiai Vilniuje CTR zonoje. Tai čia gal Kipras galėtų pasakyti iš CTR zonų. Taip, pasakyti gal ir galėčiau, bet norėčiau klausimą patikslintų, nes, kaip ir minėjau, kalbant apie CTR zonas, tai yra kontroliuojama oro erdvė, oro uosto zona yra zonos aplinkės, viskas priklauso nuo tos vietos, kur norit skristi. Yra zonos ir aukščiai, iki kurių nereikia papildomų leidimų, tai yra atviroji arba specialioji kategorija, reikia vadovautis tomis taisyklėmis. Kiti aukščiai, jeigu reikia kilti aukščiau, gali būti, kad ir reikalingas oro navigacijos leidimas. Šiuo metu pildoma paraiška ir gaunamas leidimas. Nuo gegužės 1 pildoma paraiška, skrydžio paraiška UTM sistemoje ir per sistemą bus išduodamas leidimas. Tai tiek kol kas galiu atsakyti, kiek supratau klausimą. Ačiū. Matau irgi klausė čia, bandant įvesti drono registracijos numerį dėl nuotolinio identifikavimo į DJI Mavic 3 droną, rašo, kad neteisingas numeris. Gal žinote kodėl? Dažniausiai būna, kad kai įsivedi drono registracijos numerį, tai reikėtų dar įsivesti 3 papildomus ženklus, kuriuos gaunate į savo paštą. Tai reikėtų tą registracijos numerį plus tos 3 slaptosius skaičius ar ten raides irgi įsivesti kartu prie to pačio. Tai po šito turėtų jums leisti tą RIT kodą jau patvirtinti. Gal aš dar truputėlį papildysiu, ypač pastebim tą su didžiai produkcija, tai svarbiausia nesumaišyti, UAS naudotojo registracijos numerį turite vesti, ne nuotolinio piloto pažymėjimo numerį. Ir tas numeris ant didžiai ypač yra vedamas visi 16 simbolių, minuso ženklas ir tada 3 slapti simboliai. Tie slapti simboliai, kaip ir minėjau, jūs turite juos gavę atskirų paštų iš TK arba galite prisijungti prie sertifikatai.tk sistemos ir pažiūrėti, kokie tie jūsų 3 slapti simboliai. Dar kas naujos didžiai yra ta tema, kad kartais jie reikalauja visas raidės įvesti mažosiams. LTU pradžia didžiosiam pradėjom 3 raidės, o visa kita mažosiam. Net jau ant pažymėjimo kitaip. Tai čia TK pažymėjimas sugeneruotas teisingai, bet didžiai turi tam tikrų niuansų, kaip kada jį turite vesti. Matau, čia klausimas irgi, ar nuo gegužės 1 dienos bus galima gauti leidimo su tm.sans.lt skrydžiams pasienyje. Kiprai turbūt. Taip, galiu iškart pasakyti, kad kol kas ne. Pasienis yra karinių oro pajėgų jurisdikcijai, kol kas karinės oro pajėgos išdavinėja leidimus pagal seną sistemą, kur reikia pildyti prašymus. O pasienis yra dar papildomi niuansai,
kur reikalingas atsakiklis ir taip toliau. Tai kol kas per UTM sistemą šitų leidimų gauti nebus galima. Gal dar sekundai papildyčiau Kiprą dėl tos gegužės 1. Aš atsimenu, kad gegužės 1 buvo milestone'as tarp visų institucijų, bet dar turi būti patvirtintas tas tvarkos aprašas, jis gali kažkiek vėluoti. Tikriausiai reikėtų sekti oro navigacijos naujienas, ar tikrai nuo 1 dienos, ar kažkiek vėliau įsigalios tas reikalavimas ne popierinė forma prašyto oro navigacijos leidimų, o per programėlę. Irgi klausi čia, kaip būtų traktuojamas bepiločio orlaivio skrydis iki 1 metro aukštyje, pavyzdžiui, aukštyje ne UP, URV, EIP zonose. Čia Kiprai, klausimas apie zonas, kur yra nustatyta 0 metro riba, ar kažkas kito? Iki 1 metro aukštyje. Jeigu aš gerai suprantu, tai mes kalbam apie nekontroliuojamas vietas, kur nėra kažkokių draudžiamų geografinių zonų arba ribojimų Taip, suprantu, taip. Tai skrydis yra vykdomas, kaip ir Egidijus minėjo, pagal atvirosios arba specialios kategorijos reikalavimus. Tai bent jau kalbant iš UTM perspektyvos, tai skrydžio paraiška nėra privaloma, jinai yra rekomenduojama, o visa kita turi būti daroma pagal taisyklės. Taip, matau irgi klausimas, kokios pasiekmes bepiločio orlaivio, jei nežinodamas, patektum į teritoriją, kur skleidžiami GPS trikdžiai, kaip pavyzdžiui tiksliai žinomi atvejai Klaipėdos krašte, tam tikrų laikų galimai iš Rusijos Kaliningrados srities. Kokie reikalingi ar galimi piloto veiksmai tokiu atveju? Tai iš mano pusės būtų taip, kad visų pirma, tai prieš pat skrydį irgi įsivertinti, jeigu ten leistina zona yra skraidyti visų pirma, tai pakilti su dronu ten į 30-40 metrų aukštį, pasižiūrėti, kaip dronas pats veikia. Jeigu viskas tinkamai, tai galima šiek tiek aukščiau, priklausomai kokiam aukštį mes bendrai norėsime ten atlikti misiją ar skraidyti, tai taip laiptelis eiti, nes ta zona yra žinoma, kad ten tų trikdžių būna, bet iš anksto irgi būtų verta ir RTK, kad tinkamai viskas veiktų, žiūrėti, kaip veikia palydovai. Geriausia irgi galbūt būtų naudoti internetinį ryšį, nes su internetiniu ryšiu irgi pastebėjome, kad tų problemų mažiau būna. Nustatyti irgi ne RTH, pavyzdžiui, nutrūkus ryšiui, bet tarkim, kad būtų hover, kad jisai pakiptų ore būtent nuo ten, kur dingtų ryšys. Tai tokius dalykus galbūt būtų galima prevenciškai padaryti prieš skrydį ir skrydžio metu. Dar gal irgi truputėlį įsiterpsiu, tai nuo šitos problemos kaimynės kenčia tai visa aviacija, ne tik bepiločiai orlaiviai. Didžiausias aktyvumas pastebim, kad yra vakarų Lietuvoje ir kiekvieną mėnesį ar dieną, kaip čia išsireikšti, ta situacija keičiasi. Jeigu, tarkim, pernai Šilutėj problema nelabai jausdavosi, nes antenos iš Kaliningrado kreiptos į Baltijos jūrą, tai dabar ir Šilutėj kabina. Tai mūsų rekomendacijos tai irgi būtų panašios, tiesiog stengtis naudoti kuo mažiau automatinių funkcijų ir turėti daugiau rankinio valdymo sugebėjimų ir žinojimo, kaip tą droną perjungti. Kadangi tie signalai yra ne tik GPS spoofingas, bet ir signalo klaidinimas, tai būna atveju, kai dronas net nepameta radio ryšio su pultu, bet pats mato, bet realiai jau skrenda kitur. Tai atsargiai tokia situacija, žinokit, kad tai gali būti, bet vaistų nuo to nelabai gali ir būti, kai kažkas ekstra nutiks. Toliau klausimas irgi, ar geodeziniai ortofoto skrydžiai lieka atvirojoje kategorijoje, ar kai kuriais atvejais automatiškai pereina į specialiąją. Ar bus aiški, greita ir praktinė leidimų tvarka geodezininkams, kuriems reikia skristi pagal orą ir trumpus terminus. Tai iš savo pusės galiu šiek tiek paminėti, kad atviroji kategorijoje, jeigu mes skraidome kažkur miške, laukose, ten su dronais, ten, pavyzdžiui, dabar naudojami ten Mavic 3 Enterprise'as, Matrix 4, su tokiais dronais skrendant, tai tikrai galite ten skraidyti, tai jie patenka į atvirą kategoriją, nes nėra ten nei žmonių, nei pastatų, tarkim, ir su tais, ir tie dronai nesveria ten daugiau, tarkim, negu ten
net 4 kg nesveria. Tai su tais dronais, šitose vietose, būtų galima skraidyti. Kaip būtų, jeigu jie jau patektų į miestą, tai čia gal Kipras papasakotų, ten dėl A2 kategorijos irgi čia būtų tada niuansas. Tai gal aš pratęsiu tada, nes Gerai. esmė, kad Kitais tegul papasakoju. esmė, kad skrydžiai nėra skirstomi, ar tai ortofoto, ar tai geodeziniai matavimai, ar tai miškininkystė. Esmė, kad bepilotis orlaivis yra ore. Tai priklausomai nuo bepiločio orlaivio, tai jums galioja ta pati atviroji kategorija ir į kurią kategoriją papuola tos sąlygos. Tai kol vizualų atstumai iki drono išlaikot, jūs galite tiek mieste, tiek užmiestyje skristi priklausomai nuo drono svorio ir klasės. Tačiau jeigu kažkurio reikalavimo neišlaiko atviros kategorijos, tai patenka į specialią kategoriją ir visi civiliai turi vadovautis civiliniam taisyklėm ir šiuo atveju gauti naudojimo leidimą. Yra numatytų tam tikrų pakeitimų metų pabaigoje, kurie palengvins naudojimo leidimo gavimą. Bus tam tikros rizikos jau iškart predefainintos, bet procesas visas vis tiek išliks tas pats, kad reikės naudojimo leidimą turėti. Tiesiog bus biškai mažiau darbo su rizikos vertinimu. Taip, dar klausimas irgi. Teko susidurti skrendant šalia IP5 zonos Vilniaus centre su GPS trikdymu, kur reikia kreiptis, kad tų trikdžių išvengti ir ar gavus leidimą tie trikdymai aplamai išjungiami. Jeigu ne, tai nėra prasmės prašyti leidimo, nes dronas tiesiog neskrenda. Taip, tai atsakysiu iš tą klausimą. Aš jį aptariau ir prezentacijos metu. Tai IP5 zonai, pakartosiu, pirminis leidimas arba neprieštaravimas turi gaunamas iš vadovybės apsaugos tarnybos, nes jinai kuruoja nemažai vietų ir organizacijų centre. Toliau karinės oro pajėgos išduoda galutinį sutikimą skristi toje zonoje. Dėl GPS trikdymo, kaip ir matėte žemėlapyje, jeigu buvote per mano pristatymą, tai yra ir karinių teritorijų, yra ir ministerijos, Seimas ir taip toliau. Tai gali būti GPS trikdžiai tam tikrų organizacijų. Mes nežinom šitos informacijos ir jos patikrinti negalime, bet jeigu visi gauti leidimai bus, manau, kad viskas bus tvarkoje. Kiek teko bendrauti su pilotais, tai su trikdymais GPS problemų neturėjau. Tai tiek turbūt ir galiu pasakyti. Ačiū, Kiprai. Klausimas. Paveldėjo droną iš vyro ir nori skraidyti šalia savo miško. Nuo ko pradėti? Tai kaip irgi pasakoju iš savo pusės, kad priklausomai nuo drono, ar dronas turi kamerą, greičiausiai turi, tai reikėtų užsiregistruoti TK puslapyje irgi registracijos numerį ir pažymėti droną, įsivesti į droną RIT kodą, ir priklausomai nuo drono svorio irgi pasižiūrėti, ar užtenka ten A1, A2, A3, bet jeigu čia yra miškas, tai greičiausiai jisai patenka A1 arba A3 kategoriją. Ir galite kilti su dronu. Dar patikslinsiu, kad turite išlaikyti vizualų atstumą tarp drono ir savęs. Negalite labai toli skristi, nematyti drono, nes jau netvirosios kategorijos skrydis tada gaunasi. Taip pat aukščio ribojimai iki 120 metrų ne aukščiau ir pasitikrinti žemėlapį, ar ten nėra kažkokių kitokių geografinių zonų draudžiamų toje vietoje. Taip. Toliau, ar DJI ir kiti Kinijos gamintojų dronai bus leidžiami profesionaliems ortofoto, topografiniams, geodeziniams darbams Lietuvoje, ypač kai darbai atliekami valstybės užsakymo šalia kritinės infrastruktūros, karinių teritorijų, energetikos, geležinkelio, uosto ar pasienio objektų. Jei bus ribojami, ar bus aiškus draudžiamų, leidžiamų gamintojų sąrašas, pereinamasis laikotarpis ir kompensacinė schema įmonėms, kurios jau investavo į DJI RTK įrangą. Tiesą sakant, iš savo pusės dar tokios informacijos neturiu, nebent Egidijau, Kiprai, turite kažkokią informaciją apie tai dėl kinietiškų dronų?
Čia vėlgi nelabai iš to susitikimo turbūt kompetencijų, kas yra susirinkę, bet skaityti reikia konkurso sąlygas, jeigu tokį konkursą laimit arba užsakymą gaunat, ko jie tikisi ir kokią įrangą leidžia naudoti, nes kaip pavyzdys valstybės bepiločių orlaivių naudotojai dažnai net ir negali tos kinietiškos įrangos naudoti, kai kurie naudoja, gal jie gali, tai čia reikėtų konkrečiai kreiptis į tą užsakovą ir klausti, kaip jis tą traktuoja, ar sąrašai bus ar nebus, tai čia civiliam leidžiama kol kas viskas naudoti, tai iš civilinės pusės Nu, tiek galim pasakyti. dažniausiai būna ten kokie nors galbūt poligonai arba pasienis. Ne, dažniausiai turbūt poligonai būna arba kokios nors karinės ten teritorijos, tai dažniausiai ten būna, kad, prašo, kad ne su kinietiškais. Nors irgi įvairiai būna, tai irgi priklauso. Tai, bet dažniausiai ten buvo tokių atvejų, kai su kinietiškais nebuvo galima skristi. Tai Aš kaip ir neturiu nieko pridėti, norėjau pasakyti tą, ką pasakė Egidijus, tai valstybiniam organizacijom yra vienas taisyklės, privačiom įmonėm yra kol kas visai kitos, o jeigu dalyvaujat konkursuose, tai reikia sąlygas skaityti. Kokio leidimo reikia, jei planuojama skristi, tarkim, už 10 km nuo paleidimo vietos operatoriui, kartu nevykstant į objektą vietą, tai už matymo ribų. Kokio leidimo reikėtų? Specialiosios kategorijos skrydis, tai naudojimo leidimas ir jeigu pagal atstumą, tai jo, tik naudojimo leidimas deklaracijos net ir nepakaktų. Tai rekomenduojam susisiekti su mumis individualiai, čia bus tas sunkesnis kelias, tai jums bus reikalingas TK leidimas. Irgi Paulius čia klausė dėl UTM žemėlapio sistemos funkcijų apribojimo negalima teikti paraiškų leidimams. Ar tai reiškia, kad turime keisti patvirtinimo specialiosios kategorijos leidimo sąlygas, siekdami prisitaikyti prie UTM sistemos galimybių? Kipras, kiek žinau, turi galimų sprendimų, gal plačiau gali pakomentuoti. Taip. Situacija žinoma, kol kas tam tikri sprendimai yra procese, kai bus galutinis atsakymas, tai Pauliau jums bus ir atsakyta. O dėl leidimų keitimo, čia kaip ir ne mano jurisdikcija, dar paminėsiu, kad kiekviena organizacija, kuri leidimus išdavinėja per UTM sistemą, turi savo vidinės tvarkas, pagal kuriamis ir vadovaujasi išdavinėdami leidimus. Tai jeigu UTM sistema yra toje tvarkoje, reiškia, taip ir turi būti. Jeigu yra palikta kitų galimybių, tada jau reikia vadovautis būtent tvarkomis. Tai tiek turbūt kol kas, kai bus konkretus atsakymas, būsite informuotas. Ar naujos taisyklės aiškiai atskiria profesionalų registruotą ir identifikuojamą civilinių dronų operatorių nuo anoniminės saugumo grėsmės? Jei taip, kur tai parašyta praktikoje, jei ne, kodėl teisėtai dirbantis operatorius vertinamas pagal tą pačią logiką kaip nežinomas ar potencialiai pavojingas dronas? Tas reglamentas, visos taisyklės ir yra, kad visi būtų teisėti ir teisingai ir legaliai vykdytų skrydžius pagal tam tikrus saugumo reikalavimus. Tai, kaip ir minėjau pradžioje, tai nėra skirstama, kokiu tikslu yra skraidoma. Jeigu jūs skrendate atlikę visus namų darbus, taip ir turi būti tokios taisyklės. Jei kažkas šalia skrenda to nepadaręs, tai jeigu kažkas bus priduotas, kas gali nuobaudas išrašyti, bus tyrimas ir bus nuobauda jam skirta tiesiog. Ir gaunasi, kad tiesiog atviros kategorijos skrydžiai patys populiariausi, tai vienoje oro erdvėje gali būti daug bepiločių orlaivių, bet kiekvienas pilotas individualiai žiūri, ar saugus atstumas, ar nebus susidūrimų, ar yra laikomas sąlygų. Tai visą laiką bus tų, kurie kažko nesilaiko, bet jums tai tiek labiau, kad jeigu jūs kažkas paskūs ar priduos kažkam, tai jūs turėsit viską, ką jam parodyti, nes viską būsite gyvendinęs ir neturės prie ko prisikabinti tiesiog. Jeigu galima, įsiterpsiu dar čia į šitą klausimą, nes tai glaudžiai siejasi su mūsų tema. Tai operatorius registruotas, turintis numerį ir galintis jį pateikti sistemai. Tam ir yra galimybė teikti paraiškas būtent asmenims, kurie turi UAS naudotą numerį ir gali jį pateikti, kad viskas būtų saugu, legalu ir tvarkinga.
pabrėšiu, kad matau nemažai registracijų ir šio webinaro metu į mūsų OTM sistemą. Praktiškai visi registruojasi kaip pilotai. Taip, jeigu turit, prašysim pateikti UAS naudoto numerį ir užsiregistruoti kaip operatoriai, kad gautumėt pilnavertišką sistemos valdomumą. Tai čia irgi yra svarbu dėl aiškų taisyklių. Tai ačiū Egidijau, ačiū Kiprai, kad sutikote sudalyvauti ir pristatyti būtent apie žemėlapį, neskraidimo zonas, apie reguliacijas ir licenzijas. Ir tikimės, kad mūsų klausytojams viskas dabar aiškiau yra, suprantama, ką reikėtų padaryti būtent prieš skrydį, kur gauti leidimus ir visa kita. Jeigu ne, tai aišku, galite susisiekti su mumis ir mes atsakysime į jūsų klausimus. Tai ačiū Jums visiems. Ačiū.